apie toleranciją, apie teisę būti skirtingais ir pareigą būti pakantiems. Kiek mes savyje turime noro būti skirtingais ir gebėjimo būti pakančiais, pamėginsime išsiaiškinti baigiamajame renginyje Tolerancijos knyga. Knyga – susiūti tušti popieriaus ar pergamento lapų, arba lapai suspausdintų tekstu. Taip pat knyga – veikalas ar stambaus veikalo dalis. Lik šiol nežinojai, kas yra knyga? Žinojau, tačiau kaip įprasta remiuosi šaltiniais, kad įsitikinčiau iki galo. Tai berniukai, susitikote kokio romano aptarti ar knygos, kurią būtinai reikia perskaityti, nes tiesiog reikia? Manau, kad šiandien skirsime laiką ne romanų skaitimui, o tolerancijos knygai, kurie patys ir parašė. Daugiau gražių žodžių skirsime knygai vėliau, o dabar norėtume, kad čia dalyvaujančių klasės atstovai pasidalintų įspūdžiais. Kaip sekėsi aptarti sąvoką klasėse ir savo supratimą išdėlioti dviejose knygos lapuose. Temos buvo aktualios, svarbios, ne kasdien aptarinėjimos stilių. Taip. Lapkričio 14 dieną gimnazijos tranzitiniu koridoriumi, pažįstamas erdves, į kurias vis rečiau užsukama ir nutūpdamas skelbimų lentoje parskrido trečioko gimnazistų lėktuvas. Tai kviečiame trečiokus pristatyti pamąstymus apie lėktuvą. Ne tik apie lėktuvą, bet ir apie tai, kaip sekėsi tolerancijos paslaptis įveikti. Darbuotis tolerancijos knygai. Taigi, pirmą mūsų pasiruošimas vyko štai kaip. Susirinko visa mūsų klasė, pasvarstė, kokiamis temomis mes darysime knygos puslapius ir kaip ją pateiksime. Paskui visa mūsų klasė susiskirstė į mažas grupelės. Ir kiekvienas iš mūsų klasės atstovų parašė savo nuomonę, kas jiem yra tolerancija. Paskui tai visą pristatėme klasėje ir išrinkome mūsų manymų geriausias mintis, kurios galėtų būti mūsų tolerancijos knygoje. Rimti žmonės mokosi mūsų gimnazijoje, protingi ir nebijantys gilinti į skaudžias problemas. Apie negalią šiandien kalbės 5 A klasė, gimnazistai pirmokai, antrokai ir ketvirtokai. Prašome pradėti nuo 5-okų. Tai parašė laišką įsivaizduojam neįgaliam draugui. Ir manome, kad toks žmogus mūsų klasėje būtų tolerantiškai priimtas. Taip pat mes sukūrėme ir tolerancijos receptą. O kas nori jį sužinoti, teks klausti mūsų. Mes toleruojame senatvę, nes ir patys pasensime. Mes sužinojome informaciją, kad klasėje turi 52 močiutes, 33 senelius, 6 promočiutes ir 1 prosenelį. Tačiau pažiūrėkime, kaip apie rases kalbėjo 6 B klasės atstovai. Jaunimo subkultūros – tai jaunimo grupės, kurias vienija bendra išvaizda, laisvalaikis, mėgstama muzika ir net gyvenimo būdas. Tai dažniausiai iš minios išsiskiriantys maištaujantis jauni žmonės. Daug jų – pankai, hipiai, metalistai, bangai, reperiai, beiveriai, forsai, prie jų ir fyfos, gotai, skinai ir taip toliau. Pažiūrėkime, kaip pavyko šią temą aptarti 6 A ir 8 B klasiai. Kviečiame 6-okus, o po to negaiždami atkeliaukite ir 8-okai. Aš toks, tu kitoks, draugaukime. Nenulenksime galvų prieš senatvę, būsime abejingi ir nekantrus kitokiam ir kitokiems, tiesiog padėsime kurti pasaulį. Mūsų puslapiai knygoje apie nepakantumą kitai rasei, kitai religijai, kitai tautai, imigrantams ir negaliai. Tad jeigu norime išlikti, pamilkite tos, kurie kitokie įsitikinimai ir jūs pamatysite, kaip išlošite. Loreta Kaltauskienė
apibendrinti tolerancijos mėnesį ir pristatyti tolerancijos knygą. Tai, ką darome šiais mokslo metais, tikiu, kad tai nėra mūsų visų pirmas ir paskutinis kartas. Tai jau darome iš eilės 5 mokslo metus ilgalaikį projektą skirtą tolerancijai. Kodėl darome ilgalaikį? Labai norisi apie tai jūsų supratimo, jūsų minties, aiškumo. Nes pirmiausiai norisi pasakyti, ačiū, kad esate. Visi, kiekvienas. Ir visiškai nesvarbu, berniukas ar mergaitė, mažas ar didelis. Ir aš žinau, kad jūsų mintise norisi turbūt sakyti daug daugiau. Jūs ne vienas, aš taip pat, negalite būti nieko panašus vieni į kitus. Nėra žmogaus pasaulyje, kuris nors kiek, net ir dvynukai, trinukai, kalbėjome ir per etikos pamoką, gimė šeimoje 3, 5, gimsta ir 9 vaikai vienu metu šeimoje, niekada nebūna visiškai tapatus žmonės. Ir tai, ką jūs kūrėte tas 2 savaitės, labiausiai norisi pasakyti nuoširdžiausią ačiū, labai asmeniškai nuo administracijos pasakyti, labai ačiū už tai, ką darėte nuoširdžiai. Labai ačiū už tai, ką darėte atsakingai. Labai ačiū už tai, ką sukūrėte atsakingai. Nes mes kiekvienas, būdami kitokiais, būdami skirtingais, netgi turėdami tikrai skirtingą gimimo datą, skirtingą dieną, skirtingą laiką, netgi turėdami skirtingas plaukų spalvą, netgi turėdami skirtingą ūgį, netgi, kaip ir matėme šiandieną ir per tas 2 savaitės ne vieną kartą, matėme, kad yra žmonės turintys tam tikrą negalią. Ir svarbiausias supratimas yra negailėti ir kalbėti apie tai, kad yra šalia mūsų su mumis kartu žmonės su negale. Net įsireiškiant reikia pagalvoti, kaip mes turėtume apie tai kalbėti atsakingai. Jie nėra šalia mūsų, jie yra su mumis kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, bet kur. Mokykloje. Nes mūsų mokykla tai nėra atskiras vienetas nuo specialiojo ugdymo skyriaus. Mūsų gimnazija ir yra su specialiuoju ugdymo skyriumi. Ir ten yra tokie pat nuostabus, maži, didesni, net jau suaugę vaikai, kuriems reikia tikrai tokios pat ir dar didesnės kasdienės meilės, laimės, pagarbos, supratimo, atidumo, dėmesio, mergaitės, kiekvieną akimirką. Ir ją galima išreikšti, nueinant pas juos, aplankant, apie tai kalbėjome su 5-okais, pastebint jų džiaugsmo akimirkas, pastebint jų skausmą, pastebint, ką jie, būdami mūsų gimnazijos skyriuje, gali ir ko jie negali. Mes kartais dairomės labai toli, kas yra pasaulyje, Europoje, kas yra Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune. Tačiau būkime dėmesingi vienas kitam. Gyvenkime čia esančių žmonių gyvenimą. Aš kalbu apie mūsų gimnaziją. Supraskime, kad čia mes esame bendruomenė. Ir tikrai aš labai nuoširdžiai kreipiuosi tos jaunus žmonės sėdinčius salėje. Tik nuo jūsų iniciatyvos, nuo jūsų supratimo, nuo jūsų kūrybiškumo ir nuo jūsų kritiškumo priklauso, ar jūs suprantate, ką jūs darote per tolerancijos savaitę, 2 savaitės, mėnesį, metus, 10 metų. Nes negalima sakyti, kad šiandien tolerancija, sakykime, prasidėjo lapkričio 14 dieną
Ir šiandien lapkričio 28 dieną, sakykime, ar 7, ar sekmadienį, kai prasidės adventas, mes jau viskas, tolerancija baigės. Aš noriu jūsų paprašyti, gyvenkime ir leiskime gyventi kitiems. Džiaukimės ir leiskime džiaugtis kitiems. Mylėkime ir leiskime mylėti kitiems. Netinkime to džiaugsmo ne nuo vieno žmogaus. Ar mes tą darome kiekvieną rytą įėję į mokyklą? Ar mes tą sukūrėme kiekvieną dieną, kiekvienoje pamokoje? Čia yra pats svarbiausias kiekvieno asmeninis supratimas. Kiekvieno atėjusio į šitą mokyklą. Ir nekalbėsime čia kitaip. Čia reikia susikalbėti bendra kalba, neišskirtine, viena, bendryste gyventi. Ir labai smagu, kada vaikai nelaukia žodžio sakinio, kada pažiūrėję akis supranta, ką nori pasakyti gimnazijos direktorius. Ir jis nieko nesako, kalba akimis. Ką nori pasakyti pavaduotojai, jie tokie pat žmonės, visiškai tokie pat kaip jūs, absoliučiai. Tik tiek, kad jie yra suaugę, jie atlieka tam tikras pareigas, bet kaip žmonės jie tokie pat. Absoliučiai tokie pat. Tik kitoks charakteris, kitokia apranga. Kiti tėvai juos auklėjo, jūs turite savo tėvelius. Tik to, galbūt mes labai daug čia galim kalbėti, visą paskaitą 6 valandų aš jums čia galėčiau pasakoti. Ar ne? Bet nenoriu jūsų varginti, nes tai nėra vargas. Tai yra dalinimasis, kaip kiekvienas iš mūsų supranta toleranciją. Jūs pristatėte, kaip jūs kiekvienoje klasėje supratote. Labai smagu, kad jūs iš tiesų turėjote galimybę parodyti, kaip jūs klasėse sugyvenate, kaip jūs klasėse dirbate grupėse, kaip jūs mokate tai išreikšti, sukurti, pasidalinti. Bet yra tokių momentų, kuriais vis dėlto dar noriu pasidalinti. Kad mes visi vienodai suprastume, jog šioje gimnazijoje mes negalime toleruoti to, kas yra nepriimtina. Ir į klasę reikėtų parnešti žinią, kad šiandien kiekvienas, kuris toleruoja gimnaziją ir jos susitarimus, tvarką, pasirašytas sutartis. Tas kiekvienas mokinys šiandieną gimnazijoje elgėsi atsakingai ir jie įžengė su gimnazisto uniforma. Ir mes netoleruojame ne uniformos. Ir aš žinau, ką jūs galvojate viduje savo kiekvienas, bet galvokite atsakingai. Nenorėkite, kad jūs už rankos trauktų kiekvieną dieną bet kuris suaugęs žmogus, ar į labai nepatogią padėtį būtų pastatytas klasės vadovas. Mes to netoleruojame. Labai smagu yra atsakingas žvilgsnis. Mes netoleruojame rūkymo. Mes netoleruojame alkoholio vartojimo. Mes netoleruojame gražaus žmogaus su netinkamu elgesiu. Labai dažnai išgirsta vaikai mūsų 3 kabinetuose. Tu esi gražus, fainas, pasakysiu paprastai, taip kaip jums ir sakome, bet tavo elgesys netinkamas. Mes to netoleruojame ir netoleruosim. Jeigu mes čia norime susikurti visi drauge, pakankamai, drįstu sakyti, tolerantišką mokyklą, nors šių paprastų dalykų reikėtų pradėti laikytis. Tada nereikės jokių taisyklių, nereikės niekam nieko pas nieką vesti, o tiesiog užteks pažiūrėti, kaip daugeliui užtenka pažiūrėti į akis ir žmogus supranta, ką reikia daryti. Tada bendruomenėje nušvis tai, kas ir turi švytėti kiekvieną dieną. Mes netoleruojame nepagarbos, mes netoleruojame apkalbų, mes netoleruojame
Kaip galvojate, ko daro? Kasdieną dar girdisi. Netinkami žodžiai, tai yra keiksmažodžiai. Mes jų netoleravome ir netoleruosime. Ir aš suprantu, kad vis dėlto vienintelis sakinys, kurį dar noriu visiems pasakyti. Mėlieji, gyvenkite ir leiskite čia gyventi visiems, vienas kitam. Ir bus labai smagu. Bet to negalima atidėlioti. Ta reikia daryti ne nuo pirmadienio, ne nuo sekmadienio advento ryto, bet nuo dabar. Ir kiekvienas viduje tą turi suprasti. O kaip suprasti? Nežinau. Kiekvienam žmogui yra duota meilė. Ir jeigu žmogus nors kiek myli save ir dar nors kiek, kiekvienas skirtingai tiki į Dievą, nors kiek, labai mažai gali būti. Gali prašvietėti kažkada tai. Su vaikais esame kalbėję per etiką apie tai. Labai sudėtinga kartais yra suprasti, kodėl toks pasaulis, kodėl tokie žmonės pasaulyje gyvena. Bet jeigu nors kiek mylite save ir tikite į Dievą, tai pradėkite suprasti, kad tolerancija tai yra tai, apie ką mes kalbame kiekvieną dieną, tai yra vertybės. Neiškreipta drąsa, pagarbus žodis, dėmesys kiekvienam, meilė kiekvienam. Ir štai bendruomenė tikrai švies saulę. Ir žiemą, ir vasarą, ir pavasarį, ir rudenį. Neveltui, ko gero, renginio pagrindinio koordinatorė, mūsų etikos istorijos mokytoja Eglė Jociuvienė, rodė juodą baltą dieną naktį. Pagalvokim, kodėl buvo tokia pradžia. Dabar tik prisiminiau tą filmuką. Bet iš tiesų labai džiaugiuosi visais, kurie natūraliai prisidėjo prie šio gražaus renginio ir kūrė viską iš širdies. Paskloties ir iki naujų susitikimų.